Dabar žiūrėkit, sunku ritmiškai girdėti įžeidinėjimus ir jo agresiją. Taip, tas ritmas tai ir yra ta tokia įtampa ir tas, kas pas jį ir pas jūs kaupėsi kažkurį tai laiką. Tame gerame momente, po susitaikymo, po sprogimo, eina geras momentas, geras toksai laikas. Ir tame laike iš papradžio viskas yra gerai, bet ten po truputėlį pradeda kauptis. Tai ten. Ir to labiau, kad vis tiek ne vien tik tai jūs du savo gyvenimuose įtakojat viens kitą. Yra dar daug kitų žmonių, kitų įvykių, visokių ten darbai, visokie giminaičiai, visokios veiklos, draugai. Visa tai irgi įtakoja jūs per tą laikotarpį. Ir ten pabiškiuką kaupėsi iki tol, kol ateina būtinybė šitai išlieti. Gal kažkur jūs ir pasistengė tuo momentu gražiai vienas su kitu kalbėt, gražiai elgtis. Ir tai yra tas nusileidimas jau. Nutilėjimas kažkur tai. Ir paskui tai susikaupia ir norisi jau išsilieti. Ir kada norisi išsilieti, jūs būtinai rasite priežastį išsiliejimui. Ta prasme, vienas ar kitas, ir tada įvyks konfliktas. Nes visada, kada žmogus nori išsilieti, jis ras priežastį, prie ko prisikabinti, ką pasakyti ir kokį mygtuką paspausti, kad būtų galima išlieti šitą agresiją.